Greičiausiai tas žmogus turi narcisinių savybių. Nes jisai toks visas tobulas, tobula mama, tobula gražuolė, žmogus, kuris turi ryšius su įžymybėmis, žmogus, kurio mašina geriausia, namas geriausias, na, titulus kažkokius turi, super sveiką maistą valgo, super dvasingas, na, kažkoks superis yra, o ir mes tokie susitraukę, netokie tobuli. Bet turbūt ne tas pats, ar ne, turėti narcisistinių savybių ir turėti jau tą narcisizmo sutrikimą. Čia ne tas pats, nes narcisistinių savybių turintis žmogus gali turėti išskirtinai vienoj sferai. O aš dabar iš karto atsimenu vieną klientę, kur šiaip buvo gana šilta moteris kaip su moterimis, bet šalia vyrų jinai pasidarydavo visišką princesę, visi jai netiko, visus jinai nuvertindavo, kuo vyras geriau su juo, tuo jinai blogiau su juo. Paskui, aišku, jie pasitraukdavo, tai tada jinai kurį laiką padūsaudavo, bet kitas vyras pasirodo vėl jinai taip elgėsi. Jai atrodė, kad vyras iš principo moteriai turi tarnauti 100%. Tai va, pas ją buvo toks išskirtinis narcisistas su kita lytim, narcisizmas su kita lytim. Jinai nebuvo ta tikroji baisioji narcisistė. Jinai turėjo visai širdingus santykius su kitais žmonėm. O narcisistas jau su visais turi. Pažemina.